pasaulyje tiek daug vilionių, tiek daug čia klaidingų takų. Marija, palengvink kelionę, be tavo pagalbos sunku. Marija, palengvink kelionę, be tavo pagalbos sunku. Tai nerimas sieloj užklysta, atsiaučia tamsos liūdesys. Tu rodai mums atstarti Kristų, su juo ir mirtis nebaisi. Tu rodai mums atstarti Kristų, su juo ir mirtis nebaisi. Ką irklai iš rankų išleista ir daužo laivelį banga. Marija, pažadinki Kristų, kad audros nutiltų staiga. Marija, pažadinki Kristų, kad audros nutiltų staiga. Mūsų visomis intencijomis gyvosios Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkam. Ir neleisk mūsų sugundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Garbė Dievui Tėvui, Sūnui, Šventai Dvasiai, Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. garbinkime švenčiausiąjį sakramentą, Jėzaus Kristaus, mūsų viešpaties, tikrąjį kūną ir kraują. Garbinkime švenčiausiąjį sakramentą, Jėzaus Kristus, mūsų viešpaties, tikrąjį kūną ir kraują. Garbinkime švenčiausiąjį sakramentą, Jėzaus Kristus, mūsų viešpaties, tikrąjį kūną ir kraują, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Pradėję susirinkome švenčių šventinių dienų, prašykime, kad gerasis Dievas palaimintų mūsų tikėjimą, kuriuo atvedini, atvažiuojame į čia, kad palaimintų mūsų pasitikėjimą geruoju Dievu, mūsų troškimų
įsipildymą laiminant Dievui, kad jis išgirstų mus ir išklausytų. Šias šventąsias mišias aukosime ir melsimės Klaipėdos maldininkų intencijomis, prašydami gausios viešpaties jiems palaimos ir malonų. Todėl sudėkime kiekvieną savo maldavimus ant viešpaties altoriaus ir kartu su šventąsias mišias aukojančiu kunigu melskime viešpaties malonę. Susikuklinusi, spausdama savo aukelę, tuos savo pinigėlius, saugoja, kad ir tiems nepamatytų, kokie jie smulkūs. Bet viešpats žiūrėjo ne į jos saugoją, viešpats žiūrėjo į jos akis, viešpats žvelgė į jos veidą, o tas veidas mes galime matyti kiekvieną šiandien prie savo akis, tikinčio pamaldaus, vidumi, širdimi ir tikėjimu žmogaus veidą. Jis apvalytas, jis nušvitęs, jis nepaprastai šviečiantis gerumu. Štai viešpats pamatęs tokį veido švytėjimą ir širdies švietimą. Jisai negalėjo nepagirti tos vargšės moters ir nepasakyti, kad štai žmogus, kuris iš savo tikėjimo paaukojo absoliučiai viską, ką tik tai turėjo. Ir svarbiausia, paaukojo savo širdį, pilną, sklidiną tikėjimą. Mane davė Dievas 4 mėnesius prieš mirtį, ištesa būti su Aneliukiu. Įkilnoti vaistus, lašelinti ligoninėje, melstis ir nuodėmių padaryti ten su tom kietom visom. Ir aš galvoju, Dieve, aš taip nepadariau visko. Galėjau žymiai daugiau padaryti. O manyta Tereselė priejus sakė, tu sugebėjai to visko padarė. Kad aš kaip nuvažiavom susitinku, aš visuomet Eveina atvedė ir sakė, mane buvo baisiai gaila, kad laidojau, ko aš dar dėl Aneliukės nepadariau. Kuo aš nepadariau. Nu gerai, dabar jūs man pasakykit. Ir dabar man vienas klausimas, dabar kaip ten buvo iš tikrųjų su to užrašymo to namelio? Šitas sėdėjau aš ir už Primonis. Tai kaip ten ateisėta, neteisėta užrašymo? Jūs dabar paklausyk, ką buvo. Aš turėjau, mane paskambino, sako, Aneliukė ligoninė. Ir aš iš Kauno Drožų. Ir veina savaitę, 2, 3, po veina deina, 4, ir nežinau, aš nebuvau tokį maldininkį, ten ypatinga. Aš tik buvau gavus didelį malonį. Padėti. Iki to laiko aš nedidelę padėjau, tik suveždavau aptvarkyti, kurek ten, dabar paskiau pečius, kurenim, nu visku. Bet čia Dievo buvau siuntėms. Ir dabar aš turėjau nuvažiuoti 4-dienį, aš nuvažiavau 5-dienį. Ir aš sėdu su direktorė Neliukė šalia žmonės. Ir įein moterį, aš sakė, aš esu nuotarė, šiandien klebon suderin visku su Aneliukė ir dokumentą, juodi šiekį tau lauką, Aneliukė tur pasirašyti. Na ir vedsiu tau direktorių tų globos nomų, vedi išeinau ir šnekavės, ateinta nuotarį, sako, Ana, be monis nesirašo, leip man pakveist. Aš atėjau, Aneliukė, ar tu šiandien kalbėsiu klebon? Kalbėjau. Ko tu darai, stareisi? Nu, vaikelė, atidaudu bažnyčią, viskų ten nebuvo, jinai pilnu protų, jau nebebuvau. Matydavau, pavyzdžiui, geriausi maldininkį buvau. Ant mane ligoninė sako, kuto baisoklė, tai man vakščiau. O atrodė, kad tu birutį iš akius. Su to on, kur išleido knygą. Ona ta baigus, 4 naujienų. Ta šakius, kur dabar apie jūs mane kalbat. Jau visai, jau inuos ir akis vėžėsi, 2 kartą atsinaujan ir baig suvalgyti. Bet dabar, ir aš sakau, jeigu to šnekė, ant sako, to pasirašyk. Sakau, ne. Kas ir mane Dievas nedai perskaityti to. Nedai. Aš galvoju, jums paskiau daus bendruomenę, tu nuorašą ar ko nors, bet vis tik ta buvau Dievą vedėms, kalbos nėra. Nes baisia tokių,
apsėstų maldininkių buvo, konegų apsėstų, tokių, ir mūsų koneks, tas Jakilaitis apsėst, kaip Donats apsėst, viešpatie koks godom kopšoma, ir tokį pyktį baisi tor, kaip įsiverš net matos, kad putuojas. O aš pavyzdžiui. Aš pabaigsiu dar, nes tu jau bus mėgsti. Ir dabar Ana Monės sako, aš pradedu rašytis namok. Sakau, neliukit, ten mokinkėvos, pasiėmiau lapą, nu ir ant rašą. Meta, ten A, nu ir vis tas raidelis aš diktauju, ant tas raidelis rašą. Nu ir kuomet jau parašiau ant to lapą, ant ten pradėjai, ant tų 3 lapų reik pasirašyti. Nu ir veinam rašė, tai raidę pradėjai, Matijošaitėn kapir, paskiau veršau tau raidę užrašėn, bet nieko nesip. Nu ir ant pasiėmė ir išėjo. Aš anau paleiktų, dar pasišnekėjom, kuo jis nutvarkiau visko, pasišnekėjau, aš išvažiavau, sakė, ant kitą dėjančių neiššok per longą. Taip, prūtsą nesu. Tai gal vaistų buvo uždavę, na, labai stipriai. Kokius daudavo vaistus. Bet ką Dievas davė? Pasėmiau, parvažiavau nuomai, pasėmiau Veiną Babalenciją, nuvažiavau, sakau, važiavau, vedė iš Globos namų, anau pasiėmam. Ir vežaumės į Ketornaujen, į Ren pabėgus buvau, nuvažiavau į tokią pasėjamų, susirinka visą velnių gvardijai, nepaimsit, jeigu uns persirašy viskų, uns to yra nauda buot, o kada neliukia bloga, nei nežiūr. Ir tu žinok, kiekvien savai ten blogiai. Blogiai. Nu ir dabar sakau, aš pasėjam. On saka, o aš dar esu buvau sakušiai prie medikų bėški, nežiūrint, kad paskiau chemijai baigiau. Ir ant saka, aš sakau, aš prižiūrėsiu, aš susileisiu vaistus, aš pasidarysiu. O kuomet man buvau nukretus nuo to, aš 3 kartus su seselė atvažiavau lašelėnis pastatyti ten į Ketornaują. Nu ir ant mane Vatadova, nes ant išvažiavau ten kažkur. Galų gale atvažiavau dar 4 iš Vidmantų ir iš Kretingos. Ir jau esau 2 vežteis, bet ką apsovė dvėlis. Ir tuos grina ten. Ir jau mes esam 6, kada neliuki paimti. O tuos 5 nedaug, bet jau vieni ir nieks anų neapklaus. Ir aš ant parsivežam 6 novišnešį iš Globos namų. 6 žmonės į mašiną, 6 į namus, vedė, 2 jau liko per naktis, su anau, aš naktį, anų įdėjim. Prieį 3 parą, o ant kelas ir šok, o mums padai vaistus tokius. Iš ten gydytojai ir iš Globos namų, kad aš sudaučiau vaistų, kuomet ant pradė, o ant kelas ir ei. Ir aš pastebėjau, kad tus vaistų daudana dar blogiau, dar draskos daugiau. Ir ką buvau? Ana gol, aš atnešu įsidėjau į ronką vaistus, jau ana dauti 2 tabletės. Ir veitų to, kad su vandeniu, aš sudaučiau tą ronką mane pribornus ir aš pravėjau. Aš per pusę valandos aš žodį nebeištariau. Nežinau. Aš golėjau kaip laps. Ir 2 paras. Ir tuo metu vaistų neapdavėm ir aneliutį laksti laukas su ožkom. Tai vienu žodžiu dokumentas pasirašė už vaistus efektą būseną. Žinomas. Tai vienu žodžiu aš parašiau, kad nesažininga su Donas internete kėlė. Teisinga. Aš parašiau, kad Ketornaujen statyta visos Lietuvos žmonių lėšumi priklauso visai Lietuvai, visiems žmonėms. Įsivaizduok, dabar leip surinkti paminklų. Bet turbūt ir nor Dievas paskeltų paklausė. Nu, aš išėjau. Ana nor dar paminklą, kad žmonės surinkti. Ir jau surinka Apoloniai Kretingo. Matoma narek klebono pinigų. Čia Dievas turbūt apregul, kadangi visus nomelis, dažymą, remontą, pečia, sunt pečtų padovanoju, kur dabar kurens. Nu, malkas, viskas ir žmonių. Viskas. Ir kad on prašo dabar, šito savo prašymas, bet reiškia, Dievas nenori, kad nors iš visko nors daug. Anu turbūt greta neprileis. O jūs žinot, kas dabar su Novi vyka? No. Su Novi vyka, ons turėjo katalikiškus tos Globos namus, ons pasisavino nuvestort, ir plius amerikons, katalikiška vakūnoms, kūdikinoms. Ir irgi to amerikoną visų tų vakų lauknešėlis, kuomet anie turėjo išėti iš tų Globos namų, aniems turėjo tokį sokau pinigus. Žinau, kaip internatai. Tošt. Ir taip pat ir su tas Globos namas, Kudirks naumestė.
Ir užvakar atvažiavo Antanin, kur daža, Šakėškitus Vesku, kur žuolį pjaun, kur daža, Petrus iš Klaipėdą. Ir sako, nu ką tau sėjo vyr, pradėjo plėšti dėžutis, kažkas atvažiavo, išplėš dėžutis tam. Nu, sakau, klebons, vagai, matai, žmonės pradėjo buvo, kad mažiau būtų. Tai dabar nesumdydam žmogų, sako, sėdėkti dabokti, nėra kam daboti, o dar leip ano dėžės pinigų daboti. Viskas. O nebijosiu pasakyti, ką buvau. Iš tikrųjų, aš galėčiau savo sūnau įdėti į kompį, pasižiūrėti, kur ten parašė per testamentą. Aš nam sakau, tu mane daug norašai. Ieškoja, nerado. Paskiau sako, aš tavė daviau, sakau, ne, tu mane nedavė. Jo, tur. Kai trojkai nerasim pavėsiu, kas rokštar čia širdį gailys. Marija, atneški mums Jėzų, šaltinį gyvybės vandens. Marija, atneški mums Jėzų, šaltinį gyvybės vandens. Marija, kai drumsis padangė, pavargus dienavos į mes, nuves mus į prieplauką saugią, kur žemės vargai nepasieks. Nuves mus į prieplauką